Labas rytas. Kiek 7 laipsniai. O, varom ant daržo. Labutis iš penktadienio, sėdžiu čia prie stalo ir budžiu prie bliūdo, kuriame verda cepelinai. Tai šiandien bus cepelinų diena, man vakarinė pamaina. Sėdžiu ir mąstau ir galva sproginėja. Nežinau, gal aš per daug čia taip kažkaip galvoju, pergyvenu, nes gruodis man bus kažkoks kosminis mėnuo, nes viskas supuola į vieną vietą. Ir tos kraustynės, ir čia visokie reikalai, ir dar Beno gimtadienis, kalėdos, šventės, nežinau, kažkaip bus, manau, toks įtemptas metas. Nu, gal tik taip atrodo, kažkaip kai daug darai, tai viską ir padarai. Tiesiog dabar labai daug galvoju apie viską, nes jau kitą savaitę susitarėm su tuo naujoju savininku, kad turbūt trečiadienį vakare susitiksim, gausim raktus, tai jau po truputėlį reikės tos daiktus persivežti. Ten vis tiek gali jau pradėti gyventi gruodžio 1, kas gaunasi šeštadienį. Man dar tos dienos bus labai irgi įtemptos, nes Black Friday yra įdėta daugiau valandų dirbti, o prie to pačio dar reikės ir kraustytis. Tai nežinau, kaip čia man viską reikės suspėti, aišku, aš čia ne viena viską organizuosiu, mes kartu su vyru, bet vis tiek, tai kai dar ir darbai, ir kraustynės, ir visokie reikalai, tai kažkaip galvoju, kaip čia reikės spėti ir viską susitvarkyti. Nu, bet kažkaip, kas dar, galvoju perkelti Beno gimtadienį į gruodžio 14, nes jeigu darysim 20, tai daug šansų, kad žmonės bus išsivažinėję po visokias hytas, kas pas kažkokių senelių, ar tiesiog kažkur atostogų važiuoti švęsti, tai nusprendėm paankstinti Beno gimtadienį, kad tiesiog ateitų jo draugai ir galėtų jis smagiai atšvęsti tą dieną. O vat gruodžio 21 diena yra jo tikroji diena, tai tiesiog bus šeštadienis, darželis nebedirbs jau po to ir galvojam, kad geriau būtų šiek tiek paankstinti, negu kad paskui daryti vos ne sausio mėnesį, nes tiesiog prasidės vaikų atostogos ir nebeįsprausim mes niekur to gimtadienio. Tai kol kas planas toksai. Ir kaip sakau, čia vis galvoju, kaip ten ką, kaip ten kur, ką daryti, ką užsakyti, nes šiaip galvojam daryti gimtadienį ne namuose, o ten tokiam batutų parke, tai ten išsiterki tiesiog, man atrodo, porą valandų. Niekas ten iš pašalinių yra neįleidžiami, tiesiog tie vaikai, kurie ateina į gimtadienį, tik jau tavo galvosūkis, kuom tu pamaitinsi tuos svečius ir viskas. Bet ten reikės jau viską vežtis į vietą, nes ten nieko tu per daug neiškepsi ir nepadarysi, nors norvegai švenčia labai paprastai. Jie iškepa tokį šokoladinį pyragą, kaip galbūt matėt, kai mes su Benu važiavom pas jo draugą. Duoda vaikams valgyti dažniausiai arba šitų dešrainių, arba kokią picą. Tai aš galvoju, kad reikėtų keletos picų vaikams, kad užtektų ten jiems užkasti ir kažkokį pyragą. Nežinau, panas sako, gal per daug čia suki galvą, per daug išleisti pinigų ir gal tiek ir nereikia, nes norvegai labai paprastai čia švenčia, padeda tą šokoladinį pyragą, čia picos ir viskas, net negalvoja, ar ten tie vaikų tėvai kažką ten pavalgys ar nepavalgys, tiesiog yra vaiko šventė ir jie ten per daug nesuka smegenų, kad ten tėvai kartu atėjo ir jiems net, kaip ir kažkokių ten maistų net neruošia ir kaip ir nesiūlo. Bet mes kažkaip esam gal pripratę kitaip ir todėl gal ir per daug galvojam, tai, aš galvoju, gal tiesiog padaryčiau keletą padėklų kažkokių vieno kasinio sumuštinukų tėvam ir ten, man atrodo, kavos arbatos bus vietoj, tai kažkaip taip. Plus vis tiek tu viską turėsi nusivežti į tą vietą, nes ta vieta yra ten, kur aš dirbu,
tai tu turėsi viską nusivežti ir šiek tiek ten susistumti tuos staliukus. Ten esu užsisakęs šiokių tokių balionų, gal būtų smagu visai kažkiek minimaliai papuošti, ten tokią staltiesę uždengti ir kažkaip, praeis tas gimtadienis ir manau bus visai fainai, bet sakau, kol kas galvoju daug minčių. Bet viskas ateina, viskas praeina ir šiuo klausimu irgi kažkaip viskas, manau, bus gerai. Tiesiog dabar toks minčių srautas galvoje, kaip viską padaryti, kad būtų kuo paprasčiau ir geriau. Atvažiavau į darbą. Šiandieną kažkaip kitaip čia susiorganizavau savo plaukuoseną. Turiu ten tokį bantą įsisegus. Nuėjau aš šitą, žinokit, vėl informaciją. Jau aš ten juokiuosi su tom moterim, sakau, vėl aš atėjau, sakau, su tais klausimais dėl parkingo, juokiasi jinai. Sakau, žinokit, nuėjau aš ten vakar, sakau, žiūriu, tie automatai sustatyti, sakau, bijau aš ten nemokėt, bijau aš tą baudą vėl gaut. Sako, ne, jeigu statai ten, kur yra jie pažymėję, tai turėtum nieko nemokėti ir niekas tavęs nubaust neturėtų. Bet man, žinokit, vis tiek tokia baimė yra statyti, nes kažkaip atrodo, paims ir užkiš tą bilietą, vėl ten su jais aiškintis. Bet pirmadienį važiuosiu ten, pasistatysiu ten ir jau nieko nemokėsiu ir žiūrėsiu, kaip bus. Tikiuosi, kad negausiu baudos. Jeigu tą lapą užkišiu už lango, kaip aš ir praeitą kartą užkišau, tik tiesiog buvau susimokėjus. Ir viskas. O dabar jau tuoj 3:30, 4 pradedu dirbti, einu, atidirbu. Savaitgalis laisvas, vyras į darbą važiuos, mes su Benu būsim namie. Pradėsiu pakuoti daiktus, dar gal paprašysiu dėžių, kad man duotų šiandien. Ir užsiimsim pakavimais tokių daiktų, kurių jau nelabai reikia. Ir viskas. Susirašiau dar su savininku, atsiuntė man ten nuotrauką su tuo naujuoju, kaip ten, kur man reikės įeiti, nes turim pasirašyti tokią sutartį dėl depozito persiuntimo. Ir lauksim kitos savaitės ir žiūrėsim, kaip čia viskas klostysis toliau, nes, sakau, raktai jau bus rankose, galėsim imtis veiksmų. O dabar keliauju jau. Baigtas darbelis, varom namo, laisvas savaitgalis, jei. Aš, žinokit, su darbiniais rūbais tik batus užsimoviau ir viskas. Varau į parkingą, striukę mašinai palikau ir lėkiu namo pas savo vyrukus. Tai va, kiek turim blizgaliukų visokių. Ir po to šitas toks įdomus topukas. Ir po to daug kas iš šitų produktų iš tikrųjų eis į išpardavimus, kai bus po kalėdų, nes visada taip būna. Tai tada čia bus veiksmo. Nors ir šiandien jau taip bangavo, sakyčiau. Tai daugiau, tai mažiau žmonių. Rytoj nedirbu, tai man kaip ir pasisekė, nes manau bus jiems čia veikti ką. Čia tas duris taip paliuko. Nežinau, čia reikia užrakinti. Ir ką aš pamiršau, norėjau paprašyti dėžių, bet pamiršau. Negerai. Ką darysi?
Jau diena, jau tuoj 3 valandos. Sveiki, mes atvažiavome parduotuvę, tai aš šveičiausi, valiausi, pasiėmiau siuntinį, prapakuosim, kai grįšiu namo. Dabar einam paieškoti plastikinių dėžių, nes vis dar tęsiu visokius dėliojimus, šiek tiek prisikroviau jau į popierinės, bet reikia ir plastikinių. Einam. Muilas. Kalėdų naktį tylia. 3 už 35. Užuolaidos. Nu čia ko tik nori gali rasti. Mums reikėtų šiaip ir šiukšliadėžės, bet nusipirksim vėliau. Paskui, kai išsikraustysim. Kiek toks kainuoja? Toks pigesnis čia. Ai, palauk biškį. Palikau tave ir išėjau, ne? Ot, mamaitė, paliko vaiką ir išėjau. Nu, žiūrim. Čia į vonę pasidėti. Tokį jau čia reiktų nusipirkti. Ką palikti? Nu, tu neiškriesk. Taigi tu ten buvai šalia, aš mačiau tave. Aš ten tik biškį pristojau su vežimu. Taip, kiek čia kainuoja? Nesuprantu, biškį badė karbret. Kas čia toks yra? Shower basket. Čia angliškai rašo, čia norvegiškai. Nu, bet čia pigiau negu Temu, kai žiūrėjau, bet čia biškį mažiau telpa dalykų. Man va ko reikėtų. Tai vat tokio. Bet aš užsisakiau, man atrodo, kažkokį. Ir man atrodo, atėjo iš Temu veidrodis. Šitie visai gražus. Ai, čia va dar kitokį. Ai, va tokį jau čia irgi reikės pasimti. Rankšluosčiam ant vonios durų. Šiam krom. Mama, vadojam? Bet viską čia vėliau pirksim. Tuoj. Turėkit kokią gertuvę. Tiesiog deimantinė. Tu čia jau pamatei kažką. Nu, čia legali plauti indaplovai, man atrodo. Bet tu turi tų gertuvių, kas čia yra? Čia podėlis yra. Nu, sėskis, važiuojam toliau. Šitokia. Ei, važiuojam. Nelengva čia man tave stumti. Man atrodo, skaniai turėtų kvepėti šitas ir kaina labai jau tokia juokinga. 3 eurai. Nu, nesudaužy gerai. Kodėl negalima? Daužyti? Nu, tai išbėgs viskas. Čia į mano tą nekoškybišką vazelę tiktų toksai. Bet toks niekutis vos ne euras tam. Nu, gal kada nors reiks pasimti. Tai laikas siuntoms, ką tik grįžom. Aš pažiūrėsiu. Aš noriu. Čia vaikams per gimtadienį bus tokius dovanėlės įdėsim. Saldainių ir tokių. Čia yra tokie štampukai su gyvūnėliais. Mama. Kai bus tavo gimtadienis, darysim vaikams dovanėlės namo. Va, dar tokių maišų užsisakiau. Čia įdėsim saldainių,
tokį štampuką. Visiems? Jo, visiems, kas ateis į gimtadienį. Dar faina, kad šitų pridėjo užrišti. Dabar čia. Kas tai? Čia yra balionams toks stovas. Pripūsim balionus, sustatysim į tą stovą ir tada stovės gražiai. Kas čia? Kas tai? Ai, čia jau orkaitė kilimėlis. Kad neprisidirbtų orkaitė apačia, nes pastoji ten paskui grandėt reikia. Tai mačiau, kad yra toksai. Tai va toksai įsikloja, atsparus karštui. Ir viskas, kas teška ant šito. Ir šiaip aš jaučiu, čia nebenaudosiu jo. Gal naudosiu naujam bute. Šiandien dar kaip tik orkaitę šveičiau. Tai jau stengsimės nebeprivaryti nieko. Toliau, čia yra šepetėliai, nagų dailiai. Į 5. Tai va, oho, koks ilgas. Tai čia įvairių ilgių, manau, yra. Čia ir tą prancūzą galima piešti ir viską, ką nori. Toliau. Staltiesė gana. Čia bus tau gimtadienio. Ant stalo užtiesim. Palauk. Čia turi būti gan didelė, nors neatrodo tokia didelė. Ką čia rašo? Ai, va čia rašo, ne toj pusėj žiūriu. Metras 37. Turbūt plotis ir ilgis metras 83. Ar gali būti, kad jinai tokia ilga? Nu, bet jo, pakankamai ilgas stalas pavaizduotas, tai manau, bus labai gerai. Toliau. Čia kažkas. Ai, čia va dar benui. Nupirkau, bet negalvojau, kad čia tiek daug. Nu, šiaip gal ir mačiau, nes tu blogai rašai, kaip pieši. Tai va čia taip vat, sudedi tos pirštus, va. Ir taisyklingai tada laikysi parkerį, pieštuką ar kažką. Tik nežinau, reikės paklausti draugų, gal kažkieno vaikams irgi reikia, nes čia yra jų kiek, 4. Nu, parodyk, kas čia yra. Ai, čia negalima žiūrėti. O kas? Čia tėčiai dovaną nupirkau. Ką? Priedą prie dovanos, nes buvau sudaužusi vyrui puodelę ir užsakiau naują. Aš noriu piešti. Tai reikės kažkur padėti, paslėpti. Vis tiek mano video nežiūri. O tu nieko negirdėjai ir nieko nematei ir eik piešti. Tai čia bus priedas prie dovanos, nes vis tiek kalėdos, tai reikės kažką pagalvoti, ką dar padovanoti. Šiaip manau, gal kvepalus reiktų dar nupirkti, nes jo tokie, kurie jam labai patiko, jau baigėsi. Tai gal reikės nupirkti kvepalus, plus klausė, ko aš norėčiau. Šiaip aš irgi norėčiau gal ir gerų kvepalų, kurie ilgai išlieka, bet iš kitos pusės ir tie mūsų Zaros kvepalai tikrai yra gan geros kokybės ir aš, kai išskalbiu savo darbo rūbus, aš dar užuodžiu tos kvepalus, tai gal ir nereikia man tų kvepalų. Bet nežinau, ko man reikia, reikės pagalvoti. Bet tikrai jau ne kažkokių papuošalų. Tai va, už mane stovi maišai ir dėžės. Iš tikrųjų galvojau, kad bus 30% nuolaida, bet kaip suprantu nebuvo, nes aš nesu klubo narė. O kaip tuo noriu tapti, aš neturėjau laiko klausti, nes žmonių daug, šeštadienis visi perka, rytoj parduotuvės nedirbs, tai galvoju tiek to, vis tiek man tų dėžių reikia. Tai čia bandysim sudėti batus, kurių nenaudojam, keisti palei sezoną ir gal kažkokius Beno išaugtus rūbus reikės sudėti arba kažkokius daiktus gražiai suorganizuoti ten. Kad tiesiog, kad turėtų savo vietą, nes ten maniškis irgi turi daug visokių daiktų, kurie palaidi, tai reikia kažkaip gražiai suorganizuoti. O, iškart gerai laikai. Ai, kažką pamiršau. Be akyčių, be burnytos. Ir nosį.
Nu gražu. Patinka? Ja. Wow. Ką daryti? Benas, mam. Vieną raidelę praleidai. Čia man nupiešiai. Jo. Oho. Čia mašiną man tokią nupiešiai. Man tokią padovanosi mašiną didelę. Čia būtų gerai kraustimui su tokia didelė mašina. Su zapa. Jo, daug daiktų tilptų. Ačiū už piešinį. Čia bus tau visą laiką. Man čia bus dovana. Jo. Gerai, ačiū. Viskas taip. Baigiai piešt. Jo. Gali susitvarkyti. O, ne, jau suplyšo ten tas maišas. O, jau tikrai. Gal žinai, tu dėk jos į penalinę prie tų visų. Aha. Ir užtrauk užtrauktuką. Sutemo jau. Vyras dar darbė. O aš prisėdau, nes pavargau šiandien čia tvarkyti iš tikrųjų viską. Ten va yra keletą dėžių jau prikrautų. O tos palauks rytojaus.